Sveiki, gerbiami žiūrovai. Sveikas, gerbiamas Mariau. Leiskite pristatyti, draugai, mano Marius Jonaitis, liaudės žurnalistas, mūsų Nematytas. Matytas, bet dabar pas mane, galima sakyti, svečiuose beveik. Jūs nekreipkite dėmesio, kad čia kaip šiukšlynas atrodo. Tai ne šiukšlynas. Tai Vilnius. Tai Lietuvos sostinė, Lietuvos širdis arba Kaunas Lietuvos širdis, Tai. o Vilnius tada Lietuvos smegenis. Storoji žarna. Aš rizikuoju gauti galvą, čia būdamas Vilniui, tai ištekėdamas, bet... Nuo ko tu rizikuoji gauti galvą, jeigu čia aplinkui tik tai... Keleiviai, mes čia stotyje. Praeinantis stotiniai turistai, taip. O mes iš tikrųjų esame stotyje, todėl jeigu girdėsite foninius garsus, tenai kvietimą, traukinys išvyksta į Klaipėdą, Kauną ar dar kur nors, žinokite kokiomis aplinkybėmis. Taip. O šiandien Marius ne šiaip savo Vilniuje, Marius šiandien buvo visuomeniškai aktyvus, rodė pavyzdį. Pavyzdį, kaip reikia elgtis kiekvienam Lietuvos piliečiui, kai vyksta, tiesiog, kai yra sprendžiami jį liečiantis klausimai. Tai būtent, kai sprendžiamas nekilnojamo turto mokesčio įvedimo klausimas ir visi normalūs Lietuvos piliečiai, kam tai aktualu, važiuoja protestuoti prieš to mokesčio įvedimą, važiuoja reikšti savo nuomonę, važiuoja palaikyti iniciatyvų, keisti tą nekilnojamo turto mokesčio įstatymą taip, kad jisai neapiplėšinėtų mūsų, kokia forma čia jau yra kitas klausimas, bet elementariai. Kiekvienas normalus žmogus, išgirdęs žodį iš valdžios pusės, kad mes planuojame įvesti mokestį, arba mes planuojam padidinti mokestį, ką turėtų daryti? Jisai turėtų šokti ir ieškoti, kur renkamės ir kam smogiame, prieš ką protestuojame, kas čia iniciatoriai, ką mes turime dabar visuomeniniam jėgom pridusinti, nugesinti, paauklėti, pastatyti į vietą ar nunešti nuo vaizdo, visom įmanomom metaforom. Susitvarkyti šitą klausimą. Tuo tarpu, kaip matome, Mariau, kaip tavo įspūdžiai iš šios dienos protesto prie Seimo? Pastai dalinai pasisakiau per tavo tiesioginę transliaciją, kurią jau matė anksčiau žmonės. Vaizdas yra toksai, aš jau po tą mitingą filmavau, sutikau pažįstamų, kuriuos aš žinau, kurie yra tikrai iš Kauno, nes aš pats iš Kauno. Sutikau žmonių su Žemaitijos vėliavomis, tai žinau, kad iš Žemaitijos, nes nemanau, kad Vilnietis nešios Žemaitijos vėliavą. Toliau šnekino mane žmonės, kurie žiūri tą mano kanalą. Aš visą laiką pabendrauju ir paklausiu, o iš kokį jis miestą? Aha, taip. Ir iš vieno tik išgirdau, kad iš Vilniaus. Tik tai vienas, ar ne? Jo, Kaunas, Panevėžys, Kėdainiai, Kaišiadoriai, Lietuvos geografija, bet Vilniečių, beveik nesutikau. Tu nesutikai, nes tu jų nelabai pažįsti. Aš keletą tų, kurie pastoviai dalyvauja mitinguose ir aš jau juos iš veidų atpažįstu ir žinau, kad jie čia yra vietiniai, Vilniečiai buvo. Bet taip. Pora buvo, sutinku. Faktas toksai, kad dauguma vėl buvo ne iš sostinės kažkodėl, nors sostinėje didžiausias gyventojų skaičius, sostinėje galbūt paprasčiausia tam pačiam mieste būnant atsiprašyti ten pusdieniui nuo darbo, valandai, taip, ten, 2, kad nuvyktum, parvyktum, o galų gale, net jeigu, sakykime, pensininkui ateiti, atvažiuoti, pabūti, tai dar yra paprasčiau negu pensininkui iš Kauno ar iš Klaipėdos atvažiuoti į Vilnių, susirasti čia, nueiti, visuomeninių transportų nusigauti, tai toliau. Bet toks aktyvumas kažkoks minimalus yra. Aš kalbėjau su mitingo protesto organizatoriumi ir įstatymo pataisų iniciatyvinės grupės nariu Raimondu Šimaičiu. Jo nuomonė yra tokia, apie šitą aktyvumą, jo nuomonė yra tokia. Jeigu žmonės nenori, jeigu žmonės nesijungia, jisai sako, aš iš savo pusės padariau viską. Aš organizavau, aš kviečiau, aš šitą platinau, aš kėliau, nes, jam aktualu, jam tai yra svarbu. Bet sako, jeigu žmonės prie to nesijungia, jeigu jiems tai neaktualu, reiškia, jie nori, kad būtų tas mokestis įvestas, jie nori mokėti tą mokestį, jie nori, kad ant jų sprando toliau jotų.
Nu, aš iš savo pusės irgi padariau, aš 2 laidas su Šimaičiu dariau, toliau ir be Šimaičio dar iki pranešėjau apie mitingą, apie parašų pasirašymą. Pasimsiu dar Kaune, žinau, pažįstamas žmogus, kuris turės parašų rinkimo lapą, aš bet jau vieną kokį lapą surinksiu. Nu, kaip ir minėjau, elektroniniu būdu raginau ir pasirašiau. Aš iš savo pusės padarau visą laiką, ką reikia, bet jeigu kiti nenori jungtis ir dirbti, mes negalim pavieniai žmonės išgelbėti visų žmonių. Tai yra, jeigu jie patys nenori gelbėtis, esminis dalykas. Jeigu jie nenori gelbėtis, viskas tvarko, jūs pasirenkat, dėja, bet mes tapsime tų žmonių pasyvumo įkaitai. Nes aš labai nenoriu mokėti mokesčių, bet jeigu dauguma žmonių nieko nedarys, tu neperlauši situaciją. Nu, galime įsivaizduoti taip, kad mes esame kaip valstybė, kaip koks didelis laivas, ar ne? Ir dabar valdžiukė, užgrobusi ten tą valdymo svirtis, užgrobusi tenai prieigą prie būrių, jie tenai kreipia mūsų laivą jiems ten patogią kryptimį. Nu, mūsų vienintelis variantas čiupti kiekvieną mirklą ir irtis ten į tą pusę, kur mums reikia. Ar ne? Jie nori mus tenai į didelius mokesčius nuvesti, į skurdą, į išvarimą iš namų. Mes norime ten atvirkščiai gyventi savo namuose, mokėti kaip galima mažiau mokesčių, kad mūsų mokami pinigai nebūtų švaistomi visokiems nesąmoningiems projektams, nebūtų elementariai vagimi ir mes turime irtis į tą pusę. Ir, jeigu irsis tik tai keletas žmonių, tai aišku, mes nepakreipsime tos visos masės ir tos krypties, kur link mus stumia. O jeigu ten tokie žmonių sušoks absoliuti dauguma, tai mes nusiirsime visur, kur norime. Mes iš viso galim, jeigu žmonės susivienytų, tai absoliučiai galima būtų pasiekti bet kokį sprendimą, bet kokį rezultatą. Tai žiūrėk, pasiėmus tavo konkrečių pavyzdžių, tarkim, tą laivą, mes pavieniai su mažais rykliukais bandom virtis į vieną pusę. Nu, kiekvienas su savo, žinai. Valdžia išskleidusi būrės, vėjas pučia tą pusę, jie savo sėkmingai vairuoja. Nu, ne visai sėkmingai, jie ginčiasi, jie ginčiasi, ten tampo kas svarbesnis, mano būrė, ne mano būrė. Bet jie vis tiek turi įrankį ir su juo ten plaukia. O likusi masė žmonių, kurie irgi norėtų gal ir į kitą pusę, bet žinai, tu čia vienas irkluoja, tu man nepatinki. Taip. Čia sunkus darbas, čia kažkas kitas turi pairkluoti. Tavo irklas netokios spalvos. Ir ta prasme gaunas toks cirkas ir gaunasi taip, kad vis tiek mes keliaujame tą pačią pusę, nors galbūt kiti ir nenorėtų tą pusę keliauti, bet priežastys yra absurdiškos, juokingos ir aišku, geriausias variantas iš viso būtų patraukti jos nuo vairo, apsukti laivą ir gražiai su vėjeliu tau traukti į kitą pusę. Taip. Bet kol kritinė masė to nenori, tu dėja to negali padaryti. Taip, ir šitoje vietoje, tada natūralus klausimas. O kaip surinkti tą kritinę masę? Kiekvienas turi atlikti savo darbą. Mano darbas yra informacinis. Aš turiu ten tą kanaliuką, aš ten darau tas laideles, gana intensyviai, sakyčiau, palyginus. Rašau tus tekstukus, taip toliau, bendrauju su žmonėmis, palaikau ryšius, tas komunikacijos, tas priemonės darau, tiesiog telegramų, žmonės ten diskutuoja, bendrauja. Tai aš savo pusės tą darau. Paremiu kiekvieną iniciatyvą, kuri bent kiek adekvatesnė, ją paviešinu. Net ir tą patį referendumą, kad ir skeptiškai žiūrėjau, bet tiek atėjo žmogus, jis galėjo tą idėją pristatyti, aš ten ginčiausi, jis galėjo vėl išdėstė savo argumentus, bet kuriuo atveju tą laidą vis tiek pamatė keli tūkstančiai žmonių. Tai aš tą viešinimo funkciją atlieku. Bet turi ir kiti žmonės prisijungti, kurie ir darytų. Gerai, patinka, nepatinka, tas Šimaitis pasiėmė tą temą ir jis ją daro. Kas kaip baigsis, dar mes nežinom, bet jis daro. Padarė tos kelis mitingus, yra iniciatyviniai toj grupai, paleisti tie parašai renkasi, ne taip greit kaip noris, bet jie renkasi. Tai kodėl negali būti Lietuvoje toks 100 Šimaičių, kurie kiekvieną savo temą pasiėmęs ir konkrečiai gildena. Tada mes tik reikia mums tada apjungti tas iniciatyvas, kad visi vieną kitą gražiai parekomenduotų, vienas kitam padėtų, vienas kito mitingus eitų, viešintų tas informaciją ir mes judėtume. O čia ir būtų ta vadinamoji pilietinė visuomenė, normali sveika, žinai, kurie juda į priekį. Bet kadangi kritikuojančių vienokias ar kitokias iniciatyvas yra daug, bet jie patys kažko nieko konkretaus nepasiūlo, tai mes turim tokio cirkelį tokį, žinai. Tai liūdnoka. Nu, aš nesakyčiau, kad cirkelį, kadangi realiai už viso to sprendžiasi labai skausmingi klausimai. Ir čia mums taip sunku įsivaizduoti, bet man kaip stebinčiam, pavyzdžiui, Latvijos informacinė erdvė, tai, egzotiškai skamba jų virkavimi, kad štai metų galas ir reikia susimokėti 400 eurų už savo 2 kambarių butą toj tipinį Chruščiovkėj.
Nu, kažkaip nesunku pagalvoti, kad taip, kad gali kilti tokie poreikiai ir tokios problemos. Na, bet gerai, ką jie darė, kad toks mokestis nebūtų pas juos įvestas? Spėk, klausimas atras. Spėk, Mariau. Ta pat Lietuvoje, va taip nosį krapštė, ne? Ne, jie dar darė baisiau. Jie kovojo su rusais. Jie kovojo prieš rusų mokyklas, jie kovojo prieš rusų kalbą, jie kovojo, kad už savo tautinį identitetą. Nu, žodžiu, jie visą laiką kovojo, o tuo metu valdžia vis prisukinėjo, vis lindo labiau į kišenės. Ir iš tikrųjų, Latvija mums galėtų būti kaip tas blogasis pavyzdys. Toks protiškai atsilikęs kaimynas. Nu, taip, tas kaimynas, kuris rodo, kaip galima susišikti savo gyvenimą. Ir tuo tarpu šalia, yra, man vis labiau gražiau imponuoja, pavyzdžiui, Lenkija. Kurie irgi su savais trūkumais, aišku, yra, bet gal yra ir gerų dalykų. Kalbant apie visuomeninį, apie valdžios ir visuomenės santykį. Mes nekalbėkime apie tai, kad tenai, sakykime, jų didžialenkišką šovinizmą kokį nors, ar ne? Ar tą jų bandymą paversti visus Lenkijos gyventojus Lenkus, tai yra asimiliuoti maksimaliai. Kas yra ir kas mums nepriimtina. Vilniaus kraštas beje savo kailių tą patyrė prieš šimtmetį. Taip. Dabar tiek tie kraštai, kas tenai dar save identifikuoja baltarusiais, kas lietuviais dar identifikuoja, tos Lenkai virškina. Pavyzdžiui, beje, Balstogėje visoje viešoje erdvėje jūs nerasite net užuominos apie Lietuvą ir lietuvius tenai gyvenusius. Jie rašo, kad gyveno Balstogėje daug tautų, Lenkai, žydai, rusai, baltarusai, ukrainiečiai, bet lietuvių ne užuominos. O tai kur lietuvių patriotai? Vienintelis Lietuvos vardas buvo tenai muziejuje, Sibiro muziejuje, rašant apie tremtis, apie pirmosius tremtinius į Sibirą, tai LDK Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paminėjimas. Viskas. Čia vienintelė vieta Balstogėje, kur paminėtas Lietuvos vardas ir kad apskritai tokie čia kažko bendra su Lietuva. Nors Balstogės herbas yra iš dviejų dalių, kurioje vienoje yra mūsų vytis, ar ne? Ir tenai apskritai tas... Tikhanovsko užginčytų, tai Pahonė. Pahonė. Na va, bet kuriuo atveju grįžtame prie tos Lenkų visuomenės. Lenkai ant popieriaus gaudami mažesnę vidutinę algą negu Lietuvoje, į rankas gauna didesnę algą, nes mokesčiai mažesni ir nuo žmogaus į valstybę susirenka mažiau, palikdama jam realiai 200-300 eurų didesnės pajamas negu vidutiniškai paliekama Lietuvoje. Kodėl? Klausimas, kodėl? Jiems Lenkija didesnė valstybė, jiems gal daugiau kelių reikia, daugiau infrastruktūros. Ir daugiau ginkluotės perka? Ginkluotės daugiau reikia, taip. Ir jie ir mes tai kiek čia kaimynų turime, o jie turi ir Vokietiją, nuo kurios reikia gintis, o tai jie čia nežinia, kada Prūsijos eis atsiimti. Ten Čekija, Slovakija, kurios tenai sritimis irgi galima dar pasidalinti. Ukraina, Baltarusija, Rusija ta pati. Žodžiu, visur pas juos tenai. Ir Lietuva, kur Vilniaus kraštą reikės dar imti. Jie turi... Ne veltui ekskursija čia daro. Jų situacija žymiai sudėtingesnė tokia atrodytų, ar ne? Bet kažkodėl sugeba jie mažiau susirinkti krašto administravimui, krašto priežiūrai, valdymui, tiems visuomeniniams reikalams. Nuo žmonių reikia paimti mažiau pinigų negu Lietuvoje, procentaliai. Ir maža to, gal todėl, kad jie šitos užsienio bankus tenai yra suvaržę, gal todėl, kad tenai bankai moka normalius mokesčius. Gali būti toks vienas iš netikėtumų yra, gal ir vietiniai gyventojai, biškai lenkiškas tas honoras įsijungia ir jie labiau reikalauja, pakovoja save, nes man teko su Lenkai susidurti Ispanijoje kažkiek. Lietuviai, Latviai, negriukai, jie visi klusniai gražiai dirbdavo plantacijose. Lenkas tai nedirbdavo plantacijose mandarinų, apelsinų, nes ten pragariškas darbas, sunkus, prastai mokos. Lenkai įsitaisydavo sandėliuose. Lenkai geresnius darbus pasidarydavo. Jie nedirbdavo tokių paprastų darbų. Jie viens kitą palaikydavo, įsikovodavo, savo geresnės sąlygas. Norėjau tą pasakyti. Ir turbūt ir saviškius patraukdavo. Tikriausiai, aš manau. Aš jie atskirai nuo mūsų laikėsi, jie tiesiog vis nesibišiliavo.
Mes ten va su slavais pasibičiuliaudavom, su negriukais, galbūt kuriais, kai kurie, žinai, lengviau kalba razdoje negu su Lenkų, nes Lenkas, nosis didelė, kad čia toks, žinai. Nu, bent jau Ispanijoje aš tiek susidūriau, ten kiek buvau. Tai gal tas irgi padeda iš tikrųjų. Tas onoras šlėktiškas toks biškis. Bet tai gal yra dar kitas momentas. Žiūrėk, jų valdžia priėmė sprendimą, kad sekmadienis turi būti išeiginė diena. Prekybos centruose, taip? Tai ne tik prekybos centruose, tai nedirba ir paprastos parduotuvės sekmadieniais. Nu, dirba sekmadieniais muziejai, kavinės, kino teatrai, nu, va tos paslaugų, pramogų, nu, degalinės, aišku, dirba. Tai, o pas mus va tik tai pakalbėjo apie tai, kad reiktų sekmadieniais žmonėms duoti įstatymiškai teisę ilsėtis, kad jų darbdavys nevarytų į darbą, ar ne? Koks triukšmas pakilo, Dieve, kiek mes prarasime darbo valandų, kiek mes neuždirbsime pinigų. Tai šitie vadinami darbdavėliai, tai triukšmą kėlė. Tai be abejo. Bet aš to galiu pasakyti, kad ir tie patys žmonės lygiai tą patį pasakytų. Ir lygiai taip pat ir atsirado ir paprastų žmonių, kurie sako, man dabar neduos šitą sekmadieniais už didesnį tarifą dirbti, aš negalėsiu užsidirbti, mane valdžia nori apriboti, kas kiek nori, tas tiek dirba, kas nenori, tas tegu nedirba, kokios problemos. Dieve mano. Ir vat, visi baudžiauninkai taip klusniai sutūpę į vagą Lietuvoje prašo, kad ponas savo bizūnų juos muštų stipriau. Kankinkite stipriau. Pavaikytų, taip, nepaliktų jos be dėmesio, nes, kaip sekmadienį ponas tai eina į bažnyčią, sekmadienį ponas tai švenčia, žinai, arba šabą švenčia, taip, o baudžiauninkui koks skirtumas, jam visos dienos vienodos, jo visas gyvenimas skirtas tam dirbti, kad ponas turėtų gražius namus, kad pono vaikai turėtų ten galimybę studijuoti kokiuose nors prašmatniuose universitetuose. Meilužiai sėdėti naujus silikoninius papus, ar lūpas įsipūs, kaip dabar madinga. Bet aš galiu iliustruoti keliais pavyzdžiais. Vienas pavyzdys buvo, kai tik aš tiek Kostas kanale šnekam apie trumpesnę darbo dieną ir daug žmonių nesupranta ir pyksta. Kaip jūs atimsite iš mūsų pinigus? Jie nesupranta, kad kalba eina trumpesnę darbo dieną, bet išlaikant bent jau dabartinį esantį atlygį, o tai gautųsi, kad didesnis valandinis. Ir nieks to netrūdo atidirbus, tarkim, 6, ne 8 valandas dirbti toliau, bet tai bus viršvalandinis darbas. Taip, jau skaitytas. Jeigu labai jau nori, aišku, nieks per jėgą negali traukti žmogų dirbti, jeigu jis nori. Dirb, tai aišku. Nes realiai absoliuti dauguma darbų, tie, kas dirbę žmonės puikiai žino, kad kokia dalis darbo laiko nueina simuliavimui. Taip. Ne konkrečiam darbui, taip. O simuliavimui. Taip. Ir skirtingai nuo darbo srities, tas simuliavimo procentas yra labai didelis. Nuo pusę darbo laiko iki trečdalio laiko. Realiai dauguma darbo, jeigu 8 valandų darbo diena, tai būna per kokias 2-4 valandas realusis darbas padaromas, o toliau didysis darbas, didysis darbas padaromas. Ir tai, kad tu dirbsi ilgiau, tai nereiškia, kad tu dirbsi produktyviau. Produktyvumas munka visiškai. Netgi dar yra labai paprastai. Protinio darbo, ten, kur įtemptas reikalingas. Ten darbingos yra 4 valandos, paskui dar maksimum 2 valandos tokiems rutininiams reikalams ir viskas, paskui smegenys atsijungia ir tu ten, nesvarbu, ko užsiėmi, tu ten jau nebedirbi. Grina imitacija. Bet va tas, dėl ko Lenkija, dėl ko Vokietija uždraudžia savo darbdaviams, savo kapitalistams, tą baudžiauninką sekmadienį verginti. Aš manau, yra momentas toksai, kad jie šiaip ar taip, kad ir kokie tenai, kapitalistai bebūtų, bet jie vis tiek savo tą darbo arkliukų labiau rūpinas ir labiau jį myli negu čionai Lietuvoje. Ir klausimas dabar kodėl? Ar todėl, kad jie tenai jaučiasi, kad yra Lenkų kapitalistas, jaučiasi, kad jis yra Lenkų tautos dalis, ar ne? Ir kad jeigu jisai padaro geresnės sąlygas savo darbininkams, ten mažiau darbo apkrauna, taip, priverčia ilsėtis, algą moka padoresnę ir jisai tada gali padoriau žmogus gyventi. Lygiai taip pat Vokietija žiūri. Tai, gal dėl to, kad vokiečių kapitalistas yra vokietis, Lenkų kapitalistas yra Lenkas, o lietuvių kapitalistai, būdami tik tai pagal pasą lietuviais, gal jiems šiandien absoliučiai yra taip pat nusispjauti ant to. Ar čia jau... Ne, aš aišku neįsigilinęs į situaciją Lenkijoje, bet Vokietija, kiek domėjausi, profsąjunginiai judėjimai pakankamai stiprus.
Aš kaip tik kai buvau Berlyne, ten ir vyko streikai visų ten tramvajų, visą kitą, tai jautėsi, ta prasme, buvo problema tenais per tą miestą keliauti. Aš manau, problema yra ne dėl to, kad kažkoks vietinis, ten esantis kapitalistas susirūpinęs savo žmonėmis, nebent pavieniai atvejai, čia visi orientuoti į pelną. Bet esmė dalykas, kiek jie gali gręžti. Jeigu žmonės leidžiasi gręžiami, juos gręžti tiek, kiek galės. Manai? Jeigu žmonės nesileidžia arba kažkaip priešinas, tada jie truputėlį mažiau turi prisitaikyti ir taip toliau. Pirmiausia, žmonės turi mylėti save ir gerbti save. Tai manai, čia ne nuo viršaus priklauso? Nuo pačios. O nuo pačios. Kiek leidi savo užlipti ant galvos, tiek tau ant galvos ir lips, ar ne? Taip, jeigu tu leidi savo lipti ant galvos ir šikti ant galvos ir išnaudoti tave, tai net ir patį doriausią žmogų, doriausią kapitalistą, kad ir kaip juokingai skambėtų, tai gali ištvirkinti. Nes jis tada pagalvos, tu plemba. Gerai, aš jam darkim duodu uždirbti, mažiau įspaudžiu, o mano kaimynas žiūrėk ten visiškai nesiskaito ir uždirba didesnės babkės. Blemba, geresnis pelnas. O darbininkai pasi nesipriešina. Tai kodėlgi man to nepadaręs ir jisai pradės irgi daryti. Nes gali. O kodėl ne, jeigu gali? Niekas nepasbėgs, nepasipriešins, nieko neįvyks. Taip, nes jeigu visur sąlygos yra vienodos, ar ne, tai reiškia taip, tu niekur nepabėgsi. Ar tu ten pas tą pereisi poną į kūmečius, ar ne, gausi tą patį ant savo kupros. Taip, tai ką, tai išvadas reikia daryti. Galime dar, bet aišku, čia yra ne vien tautinė problema, čia eina ir pasaulinė masto problema. Aš galiu trumpai paliesti, aš tą temą daugiau gilinsiu, bet pensijų tema. Lietuvoje skalaujama, dėl ko reikia tolinti pensijinį amžių. Aš imsiu daugiau kaip pavyzdį Lietuvą, nes kitur demografija tiek žiauriai nesigilinau. Mažėja dirbančių žmonių, ne, sako? Sako, taip, sako. Aš specialiai pasidariau tyrimą, koks buvo 90-aisiais metais dirbančiųjų ir mokančių sodrai mokesčių skaičius ir koks yra 2025-aisiais. Aš galiu pasakyti, nesumažėjo, o padaugėjo. 60 000 dirbančių yra daugiau negu buvo 90-aisiais metais. Tai žinai kodėl? Todėl, kad 90-ais metais išeidinėjo į pensiją pagal tarybinį stažą, tarybiniais laikotarpiais. Moteris 55 metų, vyrai 60 metų. Gali būti, bet... O dabar, kai yra pensija nukelta, ar ne, visi tie pensininkų dalis, ar ne, kurie būtų pensijoje, kurie būtų nedirbantis 90-ais, jie dabar jau yra šitam dirbančiųjų... Čia reiškia, reikėtų sluoksniuoti pagal amžių, aš to dar nedariau, bet faktas toksai, absoliučių skaičiumi jų yra daugiau dirbančių. Ne mažiau. Taip. Dabar kitas, antras aspektas – darbo našumas. Lietuvoje priklausoma nuo sektorio 100–200% nuo 90 metų išaugo darbo našumas. Ypač kokia dirbamoji pramonė, kadangi ten yra staklės, visokias technologijas, vadyba pritaikyta ir darbo našumas yra stipriai išaugęs. Tai žiūrėkim, gyventojų skaičius, kurie dirba ir moka sodrai mokesčius, nesumažėjo, net truputį paaugo, 60 000, net tik ir mažai Lietuvos mastais. Antras variantas – darbo našumas stipriai išaugo. Tai kyla klausimas, kam tolinti pensijinį amžių? Taip. Kam tolinti pensijinį amžių? Kam didinti būtinai stažą, kad tu gautum didesnį pensiją? Ir netgi iš kur kodėl tos kalbos, kad reikia didinti tą 8 valandų darbo dieną, leidžiant dirbti ne 40 valandų per savaitę, o 48 valandas per savaitę. Kodėl? Iš kur čia tokie pokalbiai? Ir kam visas tas viršpelnis nukeliauja? Taip, kas susirenka tą efektyvesnį darbą, darbo našumą susirenka, kas susirenka didesnį dirbančių žmonių skaičių ir dar tą išdirbamų valandų skaičių irgi išdidinta iki tų nenorminių šitų viršvalandžių, kurios taip įdomiai apskaičiuoja įvairios įmonės. Žmogus praranda. Aš dabar aišku, čia tas pensijų tada kokia suma skiriasi, ten aišku, aš paėmiau vidurkį grinai, nes lengviau skaičiuoti. Su vidutinė pensija, jeigu dabar Lietuvoje, tai paskaitosi 700 eurų. Taip. Ir aš paskaičiavau, moteris tarybiniais laikais eidavo 55 metų pensiją, vyrai 60. Dabar visi lyčių lygybė 65. Tai dabar paskaičiuokime. Jeigu žmogus, tarkim, moteris, tarkim, jinai 55 metų išeina į pensiją, bet tai dar turi sveikatos ir dirba. Jinai gauna ir pensiją, ir algą. Taip. Tai tarp 55 ir 65 metų plus 10 metų, kada galėtum gauti ir pensiją, ir
darbo užmokestį. Tai paskaičiau, kiek jie praranda pensijos. Per 10 metų suskaičiau, moteris praranda virš 80 000 eurų. Vyrai, kadangi 5 metais pakėlė apie 40 kažkeli tūkstančiai. Tiek yra nuvogiama nuo kiekvieno žmogaus. Taip. Ir jūs norite pasakyti, kas nors, kad tarybiniais metais toj ekonomikoje neefektyvioj planiniai, toj pragertoj kultūroj ir taip toliau. Žmonės mirdavo badu, ar ne, neturėdavo ką valgyti, neturėjo ką apsirengti, neturėjo kur gyventi, bet galėjo pensiją išeidinėti 55 metų ir 60, ar ne? Ir tokiu metu žmogų jau išlaikydavo kiti dirbantieji. Ar ne? O mes šiandien dabar klestinčiai, vakarietiškoje Lietuvoje 35 metai nepriklausomybės sukūrėme pirmaujančią ekonomiką pasaulyje. Ir mes, ar ne? Ne pirma, bet sparčiai augant ir besivystanti. Taip, mes čia tiesiog Europos kelrodė žvaigždė ir mes norime savo žmonės davaryti iki 70 metų, ar ne, pensijos. Nes yra tokios kalbos, nes Estija, tai yra ta Danija. Čia neseniai straipsnis pasirodė, iki 60 metų jie planuoja perėti prie 74 metų išėjimo į pensiją. Tai palaipsniui didinti. Dabar aš pažiūrėjau gyvenimo trukmę. Tai vakaruose yra didesnė. Lietuvoje vidutinė trukmė skaitosi 76-77, bet moteris taip vidutiniškai gyvena iki 79, vyrai suapvalinti iki 71. Tai vyras išeina pensiją 65, statistiškai 6 metus dar pasidžiaugs pensiją. Jeigu pakelsim pensijinį amžių dar toliau, tai tikėtina jis ir numirs darbo vietoje. Taip, ir statistiškai realiai gausis taip, kad visi pinigai surinkami į sodros biudžetą bus įsisavinami ne grąžinant žmonėms pensijos pavidalu, ar ne? Išmokant žmonėms. O, siurbiant per visokias tenai tada jau šitą sveikatos, mediciną ir taip toliau, kur sueina sodros pinigai, sodros biudžetas. Dar svarbus yra patikslinimas, labai kvailas yra pasakymas, iš tikrųjų, bet reikia labai keisti mąstymą, iš tikrųjų, mes labai užsitiklinam ant tikrų šablonų mūsų iš valdžios numestų ir mes tingi pamastyti ir mąstom kaip nulės. Ir tai daro didžioji dalis žmonių. Ir aš tą darau ir aš bestengiuosi pakeisti. Sakoma, kad, tarkim, pensininkus išlaiko jaunesni dirbantieji. Tarkim, dabar išėjus pensiją ir jį išlaiko jaunimas. Nifiga. Pensininkas, jis užsidirbo tą pensiją. Jisai 40 kokių metų mokėjo į sodrą mokesčius ir jis dabar susigrąžina tai, ką sumokėjo. Galima sakyti tai. Čia yra investicija. Čia yra investicija į ateitį. Nes jeigu tu sakyt, kad tave kažkas išlaiko, tu manai, tai ką aš veikiau tuo metu visą tą... Tuo metu tu išlaikėjai prieš tai buvusią kartą. Nėra išlaikytinių jokių, mes nieks nieko neišlaiko, mes už viską susimokam ir permokom ir mus nesugrįžta atgal tie pinigai didžioji dalį žmonių. Nes mes mokesčius sumokam be proto daug. Faktiškai taip, sudėjus tos mokesčius, kuriuos mes sumokame ir ta dalis, kuri mums grįžta įvairių paslaugų, medicinos, švietimo ir pensijų pavydalų, tikrai mums nedagrąžina milžiniškos dalies. Taip. Bet tai jau yra. Bet žmonės apie tai nepagalvoja, žmonės tai nežino ir žmonės už tai nekovoja. Ir jokių partijų politinių programuose to nerasite, net ir labiausiai antisisteminių partijų programas. Tokių dalykų nėra. Kadangi tos partijos skirtos ne tam, kad šitą bendrą valstybę sukūriamą gėrį produktą paskirstyti tarp visuomenės, tarp visos Lietuvos visuomenės sluoksnių, tolygiai pagal kiekvieno indėlį į tą bendrą darbą. Ne, jų tikslas yra visai kitas. Partijų tikslas yra aptarnauti savo tos valdančiosios klasės, mažos sluoksnelio interesus, kad nedaug dievė ant jų buterbrodo nesumažėtų ikrų sluoksnis. O mažesnės partijos tiesiog stengiasi pakilti mitybos grandinėje truputėlį aukščiau į viršų. Tai va. Reikia tokios partijos. Bet reikia ir kitokių žmonių. Ir kitokios visuomenės, ir kitokios partijos, ir kitokių žmonių. Ir gerbėmėjai mano, šitos partijos, šita visuomeniai judėjimai yra sudaryti ne iš kažkokių ateivių nusileidusių, ne iš ufonautų, ar ne. Netgi čia kol kas dar mažai yra tų, užsienio emisarų pas mus, ar ne. Tik tai vienas kitas emisaras, kaip Omanas, ar toks išskirtinės viešai matomų
Yra daugiau, bet vis tiek, vis tiek visos tos partijos valdymo struktūros yra sudarytos iš mūsų visuomenės narių, mūsų visuomenės, čia užaugusių, čia išsiauklėsių, čia išmokytų, čia mūsų bendravime sukurtų ir suformuotų. Todėl norime kitokios ateities, norim kitokios Lietuvos. Patys turim būti kitokie. Patys, taip, mūsų visuomenė, mūsų valstybė keičiasi nuo žmonių, kurie tą valstybę sudaro. Keičiasi žmonės, keičiasi ir valstybė. Ir aš manau, čia yra mūsų kartu su Mariumi, kaip liaudės žurnalistikos pagrindinis tikslas. Iš esmės jo. Inicijuoti tos pokyčius. Kiek pagal mūsų kuklės galės. Uždegti tą žiežirbą, iskrą. Įpūsti žiežirbą, kad jinai virstų liepsna. Kad tas laužas tą žmogaus savivertės, žmogaus pasididžiavimo savimi, žmogaus noro ir jėgų pakovoti už save apginti, galų gale jausti žmogumi, ir yra pagrindinė užduotis. Čia įdomiausias tas, kad mes čia sėdėm, aplinkui mus vaikšto žmonės ir visi susisukę, klausosi, ką mes čia šnekam. Tai čia aš jaučiuosi pusiau ne tik, kad kalbam laidai, bet ir mitinguojame čia sėdė. Vilniuje, Geležinkelio stotyje. Gerai, viskas, draugai mano. Like, subscribe, kaip sakoma. Prenumeruoti, paspausti patinka, o kas galit pagal išgalės prisidėkite prie Laurino Patreono. Ir prie Mariaus, be abejo. Visos nuorodos į mūsų kanalus ir į įstatymo iniciatyvos pasirašymo puslapį po video esančiame aprašyme. Iki.